Sveiki draugai, sveiki atvykę į oficialų Elvorti YouTube kanalą. Šiandien kalbėsime apie tiksliąsias sėjamąsias, kurios atlieka svarbų vaidmenį didinant žemės ūkio veiklos efektyvumą. Išsamiau papasakosime apie tiksliųjų sėjamųjų, kurias galima lengvai pritaikyti bet kokioms sąlygoms, technologinės savybės, nustatančias naujus šiuolaikinės žemdirbystės standartus. Tai pneumatinė sėjamoji Vega 6 Profi skirta tiksliai sėjai bet kokiomis dirvos sąlygomis ir taikant bet kokias žemės dirbimo technologijas. Nepriklausomai nuo sąlygų, Vega 6 Profi užtikrina optimalų sėklų įterpimą, kartu įterpiant mineralinės trąšas ir sutankinant dirvą, taip sudarant prielaidas dideliam derliui. Precizinio gręžtuvo Vega 6 Profi dozatorius yra išlietas iš tvirto aliuminio lydinio ir užtikrina tikslų vieno grūdo dozavimą. Sėjamoji sumontuota ant rėmo, kuris apsaugo ją nuo apkrovų ir užtikrina ilgą tarnavimo laiką. Peržiūros langą, kad būtų galima lengvai nustatyti. Dėl viršutinio ir apatinio reguliuojamų sėklų išleidimo įtaisų išvengiama dvigubų sėklų. Iš bunkerio į sėjos kamerą patenkančių sėklų kiekis reguliuojamas sklende. Didesnio skersmens sėjos diskai, kurie pagerina sėklų įterpimo kokybę. Sėjos diskas turi greito atpalaidavimo maišytuvą, kuris neleidžia sėkloms sutankėti ir pakibti sėjamosios kameroje. Sėjamojoje yra 4 tipų sėjos diskai, skirti kukurūzams, saulėgrąžoms ir kitoms kultūroms sėti. Korpuse įmontuota sandarinimo tarpinė turi apvadą, kuris susidėvėjęs rodo, kad jį reikia pakeisti. Sėjamųjų diskų sukimosi velenas sumontuotas ant riedėjimo guolių su padidinta apsauga nuo dulkių, todėl pailgėja jų tarnavimo laikas. Iškrovimo langelis užtikrina visišką sėklų išbyrėjimą po darbo. Vega Profi sėjamosiose įrengta elektroninė valdymo sistema, kuri stebi sėklų judėjimą kiekviename noragėlyje, važiavimo greitį ir perduoda informaciją į monitorių traktoriaus kabinoje. Tai leidžia tiksliai registruoti apsėtą plotą. Tikslumas tai ne tik tinkamas kiekis, bet ir tinkamas gylis. Tikslioji pneumatinė sėjamoji Vega 6 Profi užtikrina, kad sėklos būtų sėjamos optimaliame gylyje ir vienodai sudygtų, nepriklausomai nuo dirvos kietumo ar minkštumo. Sėjamosios sėjos sekcijos skirtos sėjos procesui užtikrinti, sėklos guolio formavimui, sėklų sėjimui ir dirvos supurenimui virš pasėtos eilutės. Dėl aukštai esančios sėjamosios agregato neužsikemša augalinėmis liekanomis. Dinaminės sekcijos grandinės įtempiklio konstrukcija neleidžia grandiniai nukristi darbo metu. Žemės slėgį galima reguliuoti iki 280 kg. Dvigubo disko noragėliai, pagaminti iš didelio kietumo boro plieno, pasižymi iki 100% ilgesniu tarnavimo laiku. Vega Profi disko mova turi FKL 2 eilių rutulinius guolius, kurie pasižymi ilgesniu tarnavimo laiku ir didesniu atsparumu dinaminėms apkrovoms. Nuolatinė gylio kontrolė užtikrina ant balansavimo įtaiso sumontuoti sekimo ratai, todėl kiekvienas ritinėlis juda nepriklausomai, net kai vienas iš jų atsitrenkia į kliūtį ar nelygumą. Dirvožemio valikliai įrengiami siekiant pašalinti dirvožemio sukibimą su sekimo ratais ir dvigubo disko sėjos noragėliais, todėl sėjos gylis drėgname fone yra tolygus. Sėjos gylį galima tiksliai ir lengvai reguliuoti sukant rankenėlę prieš skalę. Reguliuojamas V-formos tankinimo volas sutankina dirvą aplink sėklą ir pritraukia drėgmę į sėjos plotą, todėl sėkla geriau susiliečia su dirva ir greičiau bei tolygiau sudygsta. Viena iš svarbiausių tiksliosios sėjamosios ypatybių yra jos pritaikomumas. Nepriklausomai nuo to, ar tai būtų sausi, sausringi laukai ar šlapios pelkės ir nepriklausomai nuo sėjos technologijos, ši sėjamoji lengvai susidoroja su bet kokiomis sąlygomis.
Įprastinės sėjos atveju priešais darbinę sekciją įrengiamas grumstų šalintuvas, kad iš sėjos ploto būtų pašalinti grumstai ir sausa dirva. Sėjant be dirvos dirbimo ir mini sėjamoje su nedideliu augalų liekanų kiekiu, unikalios konstrukcijos dantytasis diskas užtikrina maksimalų efektyvumą ir aukštą kokybę pjaunant per augalų liekanas ir pjaunant dirvą. Smailėjančios praustinio disko bangos perpjauna dirvą ir veiksmingai purena vago šonus tiesiai priešais noragėlius. Be dirvos dirbimo ir mini dirvos dirbimo atveju, esant dideliam augalų liekanų kiekiui, įrengiamas eilučių valytuvas. Šis įrenginys skirtas išvalyti prieš dvigubą diskinį noragėlį esančią vagutę nuo augalinių liekanų. Jis užtikrina vienodą ir kokybišką eilutinių augalų sėją dvigubų diskinių noragėlių. Tiesioginiai sėjai su dideliu kiekiu augalinių liekanų rekomenduojame naudoti noragėlį kartu su eilučių valytuvu. Drožlių disko konstrukcija užtikrina kokybišką pjovimą per suspaustą dirvą. Eilių valytuvas veiksmingai išvalo vagą nuo didelio kiekio augalinių liekanų. Dėl pakabinamo agregato tipo ši sėjamoji dirba su 100 hopei ir galingesniais traktoriais, o tai užtikrina geresnį manevringumą palyginti su pusiau pakabinamais analogais. Yra 2 hidrauliniai cilindrai, kuriais rėmas sulankstomas į darbinę padėtį ir užtikrinama 700 mm arba 750 mm tarpas tarp eilių. Kai rėmas sulankstytas, sėjamosios gabaritai neviršija 3 metrų. Varantieji ratai naudojami sėjamai perkelti į darbinę padėtį, per pavarų dėžę perduoti sukimo momentą sėjos diskams, o per priešinę pavarą ritinių dozatoriams. Šioje sėjamojoje galima reguliuoti varančiųjų ratų aukštį. Tiksliojoje sėjamojoje Vega 6 Profi sumontuota 5x5 pavarų dėžė. Dėl didesnio pavarų dėžės krumpliaračių skaičiaus žemdirbys gali naudoti platesnį sėklos normos diapazoną. Sėjamoji naudoja vieną pavarų dėžę sėklos normai reguliuoti. Išcentrinis ventiliatorius skirtas vakuumui sėjamosios pneumatinėje sistemoje sukurti. Ventiliatorius varomas 540 apsisukimų per minutę velenu nuo traktoriaus kardaninio veleno. Ant apatinio ventiliatoriaus kriemulio veleno sumontuota išcentrinė sankaba apsaugo diržinę pavarą nuo didesnio susidėvėjimo, kai peitėjos staigiai sustoja. Sėjamoji turi plastikinius bunkerius pagamintus iš aukštos kokybės polietileno. Tai užtikrina gerokai mažesnį bunkerio svorį, jo atsparumą įvairių rūšių korozijai ir atsparumą vibracijai. Šių bunkerių nereikia papildomai dažyti, jie atsparūs mineralinių trąšų korozijai. Vega 6 Profi bendra talpa yra 312 litrų sėkloms ir 560 litrų trąšoms. Trąšų rezervuare įrengtas trąšų sijojimo sietas, kad į mašiną nepatektų akmenų ir stambių daiktų ir ji nebūtų sugadinta. Nauja sausųjų mineralinių trąšų įterpimo sistema sudaro polimerinės sėjamosios su korozijai atspariomis polimerinėmis ritėmis, kurios leidžia greitai ir sklandžiai keisti įterpimo normą pasukant reguliavimo rankenėlę. Dėl to nereikia naudoti pavarų dėžės tręšimo normai keisti. Vega 6 Profi sėjamojoje naudojant dvigubus diskinius trąšų noragėlius pagerėjo dirvos įterpimo kokybė. Viendiskiai trąšų noragėliai, pageidaujant, gali būti montuojami ir ant sėjamosios. Žymekliai nuleidžiami ir pakeliami hidrauliniu mechanizmu, hidrauliniu cilindru, aukšto slėgio žarnomis, valdomų iš traktoriaus kabinos. Pats žymeklis gali būti sulenkiamas per pusę, kad sumažėtų sėjamosios aukštis. Todėl tikslioji sėjamoji yra daugiau nei tik mašina, tai universali ir efektyvi ūkininkams skirta mašina. Prisitaikymas prie bet kokių sąlygų, sėjos gylio ir tikslumo kontrolė, darbo patikimumas ir ilgaamžiškumas. Ačiū, kad žiūrėjote, draugai. Tikiuosi, kad jums patiko. Prenumeruoti kanalą, įdėti patinka. Iki greito susitikimo.